Ozempic vaistą, taip teisingai aš turiu, ne? Ką tu manai ir kam jisai skirtas ir kada tai yra bloga idėja? Tai tu kalbi apie GLP-1 agonistų grupę. Čia yra Va taip, medicininis protingai terminas kaip, arba okei. semaglutidas. Ir Ozempicas iš principo realybėje nebuvo skirtas svorio mažinimui. Jisai yra sukurtas antro tipo cukrinio diabeto gydymui ir pradėta stebėti, kad automatiškai mažėja svoris. O Mhm. kodėl? Labai paprasta, nes antro tipo cukrinis diabetas dažniausiai yra nutukimo arba antsvorio komplikacija. Ir čia vat yra visa tokia iškreipta realybė, kad mes dažniausiai gydydami komplikacijas antsvorio arba nutukimo galvojam, kad mes gydom pagrindinę ligą. Na, pavyzdžiui, ten padidintas kraujospūdis dažniausiai priimama kaip norma. Juk, man padidintas kraujospūdis. Bet kad tai yra komplikacija nutukimo arba antsvorio, niekas nesako ir nepagalvoja. Nu, bet jau po to supranti, kai tau 60, 60 ar ten 70 metų, mesti svorį, taigi įpratęs taip skaniai Tai va, valgyti, nors ten čia taip yra toliau. pagrindinė priežastis. Išgėriau tabletę ir tas kraujospūdis susitvarkė, nu. Taip. Tai dabar sugrupuokim tuos visus medikamentus realiai į grupės. Tai vad Ozempicas ir Wegovy yra vaistai, tie patys semaglutido forma, kurie yra skirti arba antro tipo cukrinio diabeto gydymui, arba nutukimui bei antsvoriui. Kaip jie veikia? Ką jie daro? Kaip žmogus, ką jis jaučia? Kaip jie veikia? Tai GLP-1 agonistai, jie veikia per keletą grandinių. Tai realiai jie visų pirma sutvarko mūsų malonumo atsako išsireguliavusi centrą smegenyse. Reiškia, kad mes nebenorim tiek daug užkandžiauti, nebenorim tiek daug saldumynų, nes dažniausiai ten veikiantys yra du centrai. Vienas yra atsakingas už tai, kad aš gaunu kalorijas ir aš jaučiuosi sotus, o kitas už malonumo centrą. Ir tą malonumo centrą mes dažniausiai būnam išreguliavę su savo gyvenimo būdu arba jau padidėjusiu svoriu. Ir tada atsiranda tas perteklinis valgymas arba noras, pavyzdžiui, po maisto pavalgyti saldumyno, arba šiaip užkandžiauju ir nesuprantu, kas su manim darosi, aš vis nepasisotinu. Taip. Nes tą mano malonumo centrą pasotinti jau yra žiauriai sunku. Tai čia ir atsiranda šito vaisto veikimo principas, kad jisai realiai jį sugrąžina į normos būklę ir mums dingsta maisto triukšmas. Mes pavalgom ir mes tiesiog jaučiamės sotus. Tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, jisai sulėtina skrandžio motoriką. Sulėtindamas skrandžio motoriką, mūsų maistas, kurį suvalgom, išlieka ilgiau mūsų skrandyje, mes jaučiame sotesni. Nevirškina išeina taip maisto. Ne tai, kad nevirškina, bet tiesiog šiek tiek sulėtėja patys judesiai žarnyno. Okay. Ir trečias dalykas, jisai sureguliuoja insulino gliukozės apykaitą. Ten, tai skamba kaip kažkoks stebuklas. Gal kažkiek ir yra stebuklo tame, nes realiai medicinoje mes neturėjom iki šiol tokio vaisto. Ir būtent tas pakilęs insulinas, apie kurį mes kalbėjom, šitas vaistas mažina jį. Atgal grąžina į normos vietas, į normos būklę. Tai reiškia, kad tokiu būdu mūsų sutrikusi adipocitų, tai yra riebalinių ląstelių išvešėjimas jisai po truputį grįžta atgal. Ok, tai kol kas skamba viskas kaip labai fainai, bet buvo pradžioje jisai sukurtas sergantiems. Taip. Ir kas atsitiks tiems, kurie, nu tarkim, prieš vasarą reikia biškį six-packą pasidaryti. Ai, pavartosiu. Tai saugu čia visą šitą daryti, ar visgi tai yra skirta sergantiems, o ne žmonėms, kurie sportinių tikslų siekia? Tai tą ir minėjau, kad vaistas yra skirtas sergantiems nutukimu, tai yra kai mūsų kūno masės indeksas yra virš 30, arba tiems, kurie turi antsvorį, tai yra kūno masės indeksas 27 ir turi bent vieną papildomą gretutinę ligą. Tai serga cukriniu diabetu, turi hipertenziją, miego apnėją, kažkokių didelį visceralinių riebalų kiekį. Ir dar, aišku, tiems, kurie galėtų būti tokia kategorija, jinai nėra visiškai oficiali indikacija, bet, sakykime, jeigu tai yra skinny fat, ar ne, tai pavyzdžiui, žmogus yra lieknas, bet padarius tyrimus platesnius kūno analizės, mes matom, kad yra labai stipriai išvešėjęs riebalinis audinys. Ir jeigu tas riebalinis audinys yra ten 36%, 40%, na, mes negalim to nesuprasti, kad čia yra paslėptas nutukimas. Čia tas nutukimas vidiniuose organuose, ne? Kur... Ne tik vidiniuose organuose, bet realiai tiesiog jisai yra tas užslėptas nutukimas vadinamas, kuris slepiasi po normalių kūno svorių. Nu jo, raumenų masė maža. Taip. Aha.
O kaip ilgai išlieka šitas visas efektas? Vat žmogus vartoja, tas svoris sėkmingai krenta, nuostabu, valgyti nenori, nu, magija. Ir, tarkim, pasiekė savo rezultatą, nutraukė. Kas tada? Kadangi vaistas yra skirtas gydyti lėtinę ligą, o lėtinė liga jinai niekada nėra išgydoma, mes galim pasiekti tik remisiją, tai reiškia turėti ilgą pagerėjimo laikotarpį, tai visada yra realu nutraukus vaistą, kad svoris grįž. Ir skirtingi vaistai rodo skirtingus rezultatus. Vienus nutraukus tas svorio grįžimas yra 15%, kitus gali net iki 30% svorio grįžimo būti. Tai čia kaip ir kiekvienoj terapijoj, kur yra skirta svorio mažinimui, realiai nutraukus gydymą, svorio ataugimo tikimybė yra. Ir tai yra natūralu, nes tai yra lėtinės ligos gydymas. Kaip ir, sakykime, tą pačią hipertenziją, vaistus nuo kraujospūdžio mes irgi skiriam visą gyvenimą, tai lygiai taip pat ir čia. Mes galim skirti juos visam gyvenimui, tik skirtingom dozėm. Tuo metu reikalingom dozėm. Reiškia, tai gali būti absoliučiai mikrodozė ir gali būti terapinė dozė. Bet aš vis tiek, matai, spausiu ant to, nes aš įsivaizduoju, kažkodėl aš turiu gilų įsitikinimą, čia kaip su steroidais. Nu, daug yra žmonių, kurie nesupranta žodžio steroidas turbūt prasmės, tai steroidas, jeigu tai paimti, tai žmonės legalius vaistus pradėjo naudoti didesniais kiekiais, gauti sportinius rezultatus ir tai pavadino steroidais. Tai dabar mes galim pavadinti ir šitus vaistus steroidais, dėl to, kad žmonės, kurie neturi lėtinės ligos, jie jos pradėjo naudoti. Mes matom žvaigždes Amerikoje, mes matom, kaip jie sėkmingai per 2-3 mėnesius numeta svorio. Mes ir Lietuvoje jau turim pavyzdžių, galima įtarti, kas tą pradėjo daryti iš influencerių ir panašiai, dėl to, kad labai greitai pasikeitė kūno pokyčiai, atsirado ir taip toliau. Bet kokiu atveju tai žmonės, kurie neturi lėtinės ligos. Kas su jais? Taip, tai sveikiems žmonėms be abejo, kad šis vaistas nėra indikuotinas ir turbūt čia ir atsiranda didžioji problema tų išreikštų komplikacijų arba gretutinių tokių šalutinių reiškinių, apie kuriuos daug kas kalba, nes tiesiog vaistas yra naudojamas ne pagal indikacijas. Tai jeigu mes naudojam ne pagal indikacijas, tikrai gali būti ir gliukozės didžiulis kritimas, hipoglikemija vadinama, drebulys, šleikštulys, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, kasos uždegimas. Iš tiesų tos komplikacijos, jeigu mes naudojam ne pagal paskirtį arba labai dideliam dozėm nepritaikytom, jos kaip ir kiekvienas vaistas turės savo rizikas. Čia išeina taip, kad žmogus, pavyzdžiui, turėjo normalų gliukozės išsiskyrimą, ne? Taip, ir dabar mes su tuo vaistu šiek tiek jį sutrikdysim. Mes inicijuosim visiškai nenatūraliai jo kritimą. Ir jeigu aš esu, pavyzdžiui, labai liekna ir pradedu naudoti tokį vaistą, greičiausiai mano gliukozė bus labai žemose ribose ir aš jausiuosi labai prastai. Man skaudės galva, aš neturėsiu energijos, mano nuotaikos lygis kris ir panašus dalykai. Tai dėl to visada turim pasverti rizikos ir naudos santykį. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.